Sveiki, grįžtam su smagumu ir tas smagumas šiuo atveju tiesiog yra sunkus labai integralas. Jo, aš sakau smagu, gal kai kam nesmagu, man svarbu smagu, tai turim štai tokį, jis netrodo sunkus, vat kame yra vairas, jis netrodo sunkus, bet jis iš tikrųjų yra sunkus šitas integralas ir spręsiu naudodamas kompleksinę analizę rezidiumų teoremą Košio, kas yra mano vienas labiausiai patinkančių integravimo būdų, tai yra Košio teorema. Jeigu norėtumėt, sakykime, patys pabandyti ir daryti be kompleksinės analizės, tada reikėtų, tada jeigu norit pabandyti, bandykit tiesiog dalinti į trupmenas. Angliškai partial fractions, tai tiesiog į trupmenas dalint, kol išeis kažkas, ką galima integruoti jau su paprastais būdais. Tai jo, tai čia jeigu norėtumėt, bet aš dabar spręsiu naudodamas grinai kompleksinę analizę ir iš tikrųjų gana greit turėtų išsispręsti, man atrodo. Tai jo, pradėkim. Visų pirma, galima pastebėti, kad vidus, aš pavadinsiu šitą funkciją f nuo x, sakykim, kad vėliau būtų galima į ką atsispirti tiesiog. Taip, galima pamatyti, kad jinai yra lyginė funkcija ir galima parašyti 2 integralą nuo 0 iki begalybės visas f nuo x dx. Bet to nereikia daryti. To tikrai nėra būtina daryti. Šitą neblogai yra daryti, jeigu realiu būdu integruojat, nes mums dabar, kai naudosim kontūrą, nesvarbu ar nuo 0 iki pi ar nuo 0 iki pi iš 2. Tai jo, tai dabar atsižvelgiant į šitą, pasivadinsiu kompleksinę funkciją kaip f nuo z ir tiesiog pakeisiu x su z. Tai kompleksinė funkcija, kurią turėsim, bus z kvadratu padalinta iš z ketvirtoji plus 1. Ir dabar realiai pirmas stepas, ką mes turime maždaug pasidaryti, tai yra kontūras. Mums reikia kontūro ir kontūras eina nuo minus begalybės iki begalybės. Tai kadangi biškį dirbti reikės su limitais kontūre, šiek tiek, tai brėžiam paprastą puslankį ir turėsim čia minus r, čia turėsim r. Pavadinkim šitą, čia beje yra įsivaizduotinė ašis, gal geriau prašys, čia yra įsivaizduotinė ašis ir čia yra realioji ašis. Ir šitą kontūrą esantį įsivaizduotiniai daly pavadinsiu kaip įprasta gamą, o šitą realioj pavadinsiu psi. Kodėl psi? Nes man patinka, kaip psi'as atrodo ir užsirašo. Bet realiai nesvarbu. Ir kadangi integruojam kontūrą, tai turėsim, kad kontūrinis integralas f nuo z, dz, ir iš kokių dalių jis susidarys. Jis susidarys iš dalies nuo minus r iki r, vadinasi integralas po psi f nuo z ir integralas po įsivaizduotinę dalim gamą f nuo z dz. Ir dabar pažiūrint, ką mums reikia, kiek reikia, kad tas r būtų, mums reikia, kad žiūrint integralą, mums reikia, kad r nueitų iki begalybės. Tai vadinasi, reikia išsiaiškinti šitus integralus, tuo atveju, kai r eina iki begalybės, tai turim tą. Ir dažniausiai, kai turit uždaro kontūrą ir ant pačio kontūro nėra rezidiumų arba likučių, tai tas kontūras nueis iki 0. Čia dažniausiai, bet mums visą tai reikia įrodyti. Mums reikia įrodyti, kad tas kontūras nueina iki 0. Kaip įrodyti? Čia yra mūsų įsivaizduotinis integralas, kontūro dalyje. Mums reikia parodyti, kad jis nueina iki 0. Tai turim integralą dabar nuo kur iki kur integruosim. Kadangi integruojam jau įsivaizduotinėje ašį, tai įsivaizduotinėje ašį viskas yra laipsniais. Vadinasi, čia bus 0 laipsnių. Mes eisim per kontūrą, atsirasim čia, kur yra pi laipsnių. Vadinasi, integruojam nuo 0 iki pi. Z kvadratu padalinta z ketvirtoji plus 1 dz. Ir
praktiškai mums tiesiog reikia įsiaiškinti limitą. Mums reikia įsiaiškinti limitą. Tai čia galima panaudoti labai tokią gražią nelygybę, kad modulis šito integralo bus mažesnis arba lygus negu integralas nuo 0 iki pi modulis vidaus. Vadinasi, z kvadratu, z ketvirtoji plus 1. Ir čia dar dz modulį prašys. Ir šitas mums labai padės. Šitas mums tikrai labai padės. Dabar galima pasinaudoti dar vieną. Manom, kad apačioje yra z kvadratu, z ketvirtoji plus 1 tai yra. Ir, būtų neblogai kažką vietoj to įsistatyti. Ką galima įsistatyti, tai panaudoti dar vieną nelygybę, kad z ketvirtoji modulis minus 1 yra mažesnis arba lygus negu modulis z ketvirtoji plus 1. Ir šitą įrodyti, įrodyti neįrodinėsiu, čia nėra sunku įrodyti, dėl to, nes, galima galvoti taip, jeigu z ketvirtoji yra neigiamas skaičius, tai mes tada čia iš to neigiamo skaičiaus modulio atimam 1, o čia iš neigiamo skaičiaus pridedam 1 ir paimam modulį, vadinasi, jie bus lygus tuo atveju, kai z ketvirtoji yra neigiamas, o kai z ketvirtoji yra teigiamas, žinoma, šita nelygybė bus teisinga. Ir kaip dabar tada pasikeičia integralas, mes z ketvirtoji plus 1 mes turim apačioj. Jeigu mes įsistatom į apačią kažką, kas yra mažesnis, vadinasi, atsakymas automatiškai bus didesnis. Integralą turim nuo 0 iki pi. Z kvadratu. Galima ir taip parašyti, nesvarbu, šiaip. Ir tada turim modulius z ketvirtoji minus 1 vietoj tos apačios įstatom. Ir dz. Gerai. Ir dabar tam, kad mum ieškoti limito, kai r eina iki begalybės, mums reikia kažkaip įvesti į integralą r. Kaip tai galima padaryti? Bet koks kompleksinis skaičius z gali būti išreikštas ant šito kontūro kaip r padauginta iš e kart i phi. Čia phi yra kampas ir šitas kampas yra realus. Kodėl iš karto sakau, kad realus, dėl to, nes tai mums šiek tiek dar pagelbės vėliau. Phi yra realus. Tai jeigu dabar darom kaip ir keitinį, tai dz turėsim kaip i, r, e, i, phi, d, phi. Mums reikia dz modulio, jeigu imsim dz modulį. Tai atskirai, čia modulis, r modulis ir su kitų modulis, tai i modulis yra 1, e pakelta i phi modulis yra 1. Vien dėl to, nes jeigu turim e pakelta i ir tada padauginta iš šito phi, jeigu šitas phi yra realusis skaičius, vadinasi, tada modulis bus 1. Tai kaip sakiau, šitas dalykas šiek tiek ir yra pagalbingas. Tai čia 1, r modulis r ir d phi modulis yra tiesiog d phi. Z modulį taip pat mums reikėtų paskaičiuoti, z modulis būtų, jeigu e, i, phi yra 1, tai būtų tiesiog r. Ir dabar einant toliau, integralas nuo 0 iki pi turim, nes mes tiesiog išreiškim z per polarinę formą, tai dėl to integravimo ribos tikrai nepasikeis. R kvadratu padalinta iš r ketvirtoji minus 1 ir vietoj dz turėsim rd phi. Ir mes sakėm, kad mums reikia limito, kai r eina iki begalybės. Tai dabar limitas, kai r eina iki begalybės, r trečioji padalinta iš r ketvirtoji minus 1 yra 0, nes apačioje yra didesnis laipsnis negu viršui. Paprastai. Ir po visų šitų skaičiavimų mes galim ir teikti, kad čia yra 0, tai 0 yra lygus šitam, kas yra daugiau arba lygų modulis, tai čia irgi bus 0. Ir taip dainam, kad čia bus 0. Vadinasi, jeigu šito integralo modulis yra 0, tai jis ir pats yra 0. Ir taip mes įrodom, kad įsivaizduotinė dalis, kad integralas po gamma f nuo z dz
tiesiog yra 0. Ir dabar lieka tik tai suskaičiuoti vieną integralą. Tai integralas kontūrinis f nuo z dz. Ir aš pamiršau parašyti po kokiu kontūru. Jo, šitą kontūrą pasivadinu tiesiog c. Jo, truputį pamiršau. Nieko čia. Neskauda nuo to. Yra lygus integralui po psi, o psi yra nuo minus r iki r f nuo z dz. Tai o kas yra čia? Čia yra mūsų originalus i, nes funkcija ta pati, tik tais kompleksinė, bet čia yra, mes integruojam realioj ašy, vadinasi atsakymas bus realus, o kadangi realus, tai čia tas pats, kas integruoti f nuo x. Lygiai tas pats. Tai mes gausim atgal originalų tą mūsų i. Ir dabar reikia tiesiog pradėti dirbti su kontūru. Tai žinom, kad pagal Košio teoremą integralas po kontūrų funkcijos yra lygus 2pi i padauginant iš sumos rezidiumų funkcijos f taškuose z j, sakykime, parašysiu ir čia j nuo j lygu 1 iki n. Jo, tai dabar mums reikia tiesiog susirasti likučius ir kai susirasim likučius, galėsim parašyti atsakymą į šitą integralą. Kai dabar susirasti likučius, yra realiai du būdai. Vienas būdas yra tiesiog imti funkciją, skaičiuoti su limitu ir tada gauti. Bet yra kai kas paprastesnio. Yra kai kas paprastesnio, bet pradžiai mums reikia įsiaiškinti, kur susidaro tie likučiai. Na, žinoma, jie susidaro, kai apačia yra lygi 0. Tai z4 yra lygu minus 1. Kitaip sakant, z4 yra lygu e pakelta į pi. Ir išsprendę z, gausim e pakelta į pi iš 4 plus pi iš 2n. Plus pi iš 2n, dėl to nes kas 90 laipsnių ši reikšmė kartosis. Klausimas, kiek kartų kartosis. Tai jeigu dabar pažiūrėsim, tai pirmas bus ties čia kažkur, sakykim, pi iš 4, tada kitas bus po 90, vadinasi čia, kai n lygu 0, kai nepridedam nieko, tada bus kitas, kai n lygu 1, čia bus 3 pi iš 4, toliau bus čia kažkur ir toliau bus čia kažkur. Tai čia, sakykime, yra z1, čia yra, sakykime, z2, z3 ir z4. Ir dabar tiesiog reikia pažiūrėti, kurie iš šių singuliarimų iš tikrųjų įeina į mūsų kontūrą. Ir į mūsų kontūrą įeina tik tai z1 ir z2, vadinasi z3 ir z4 nėra šito kontūrų singuliarimai, tai jų skaičiuoti nereikia. Reikia apskaičiuoti tik tai z1 ir z2. Tai z1 bus, kai n lygu 0, tai turėsim e pakeltą į pi iš 4 ir z2 turėsim, kai n lygu 1, tai e pakelta į 3 pi iš 4. Ir dabar labai tokia gera yra savybė, kaip apskaičiuoti rezidiumus, kai turim analitinės funkcijas. Rezidiumus funkcijos f taške zn mes galim paskaičiuoti, kai turim analitinę funkciją n nuo zn padalinta iš analitinės funkcijos išvestinės z nuo n. Kas yra analitinė funkcija? Nu, iš esmės, analitinė funkcija yra tokia funkcija, kuriai galima panaudoti Tayloro eilutę ir ta Tayloro eilutė konverguoja su bet kokiu x0. Tai reiškia, kad jinai yra per visus įmanomus x0 diferencijuojama ir pilnai konverguoja. Tai tokia yra analitinė funkcija. Dabar, kokį mes turim f nuo z pasidarę? Mes turim f nuo z pasidarę z kvadratu padalinta z4 plus 1. Vadinasi, z kvadratu bus mūsų n nuo z, o z4 plus 1 bus mūsų d nuo z. Kadangi tiek n nuo z, tiek z kvadratu, tiek z4 plus 1 yra analitinės funkcijos,
Vadinasi, galima naudoti štai šitą dalyką. Tai pradžiai pasiskaičiuoti taške Z1, kuris yra E pakelta į pi iš 4. Tai dabar viskas susistatė. Mes viršui gausim Z kvadratu, tai E į pi iš 4 kvadratu, E į pi iš 2. Pačioj 4Z trečiuoju, tai Z trečiuoju, šitas trečiuoju bus E į 3pi iš 4. Ir dabar 1/4 išsikelia ir pi iš 2 minus 3pi iš 4 gaunasi E pakelta minus į pi iš 4. Čia būtų mūsų pirmas rezidumas. Dabar antras rezidumas. Antras rezidumas būtų su Z2 lygu E pakelta į 3pi iš 4. Susistatę viską, gautumėm, kad rezidumas taške funkcijai f taške Z2 bus lygu, jeigu keliam kvadratu E į 6pi iš 4, pačioj 4, jeigu keliam trečiuoju 9pi iš 4 ir gausim 1/4 E pakelta minus į 3pi iš 4 ir čia bus mūsų antras rezidumas. Radom abu rezidumus. Mums reikia juos sudėti, bet prieš tai pažiūrim dar šiek tiek grįžtam. Kontūrinio integralo formulė yra 2pi kart rezidumų suma. Rezidumų suma mes turim 1/4 abiejuose, tai galime iškelti prie skliaustus. E pakelta minus į pi iš 4 plus E pakelta minus į 3pi iš 4. Matom, kad turim šitą I ir mes jį tikrai galim panaudoti. Pradžiai 2 ir 4 prastinasi, tai mes turim pi iš 2 ir toliau I, galim iškart padauginti I kart E minus I pi iš 4 plus I padauginti iš E minus I 3pi iš 4. Kuo tai mums padeda? Padauginti iš I, tai yra tas pats, kas pasukt per pi iš 2. Tai jeigu šitą pasuksim per pi iš 2, pirmą gausim E pakelta į pi iš 4. Ir jeigu šitą dabar pasuksim per pi iš 2, gausim E pakelta minus į pi iš 4. Ir šitas reikšmes mes galim suskaičiuoti tiesiog skaidydami į sinusą kosinusą. Tai turėsim kosinus pi iš 4 plus I sinus pi iš 4 plus kosinusas minus pi iš 4, tas pats kas kosinus pi iš 4, dėl to nes lyginė funkcija, ir sinusas minus, tas pats kas minus sinusas, tai minus I sinus pi iš 4. Sinusai įsiprastina, lieka kosinusai, turim pi padalinta iš 4, 2 kosinus pi iš 4, arba 45 laipsnių, tai čia atsiprašau turėtų būti pi iš 2, tai tu jūs pataisysiu, čia pi iš 2 ir čia pi iš 2 turėtų būti. Ir dabar 2 su 2 prastinasi, tai mes turim pi kart kosinus pi iš 4, o kosinus pi iš 4 yra šaknis iš 2. Vadinasi, atsakymas yra pi padalinta šaknis iš 2. Pi padalinta šaknis iš 2. Ir ką mes sakėm jau seniai, kad mūsų įsivaizduotinė integralo to kontūro dalis nueina iki 0. Vadinasi, tas kontūrinis integralas, kurio atsakymas yra pi padalinta šaknis iš 2, yra tas pats, kas integralas nuo minus begalybės iki begalybės f nuo x, o f nuo x yra x kvadratu padalinta x² plus 1 dx. Ką mums reikėjo rasti? Labai gražus atsakymas gavosi. Net ne racionaliosios dalies net neskiriau, nes taip tiesiog atrodo gražiau. Ir jo, tikiuosi kažką naujo išmokot. Ačiū už žiūrėjimą.